Suprantat, va dabar peržvelgiau, kas tas Ragelskis, koks jo turinys. Dar atkreipkite dėmesį, kad ta veido spalva nėra sveika visą laiką. Jisai sako, kad jam tie konservatai norėjo širdies priepolį sukelti, tai jam reikėtų širdį stiprinti iš tikrųjų. O jeigu širdininkas yra, tai nereikėtų tokiuose iš viso įvykiuose dalyvauti, nes iš tikrųjų gali ištikti. Tai nereikia būti Ragelskiu, kad suprasti, kad tokiuose renginiuose yra atvaromi žmonės arba ateina 100-mečiai senukai, kurie nuoširdžiai tiki, kad Rusija tuoj užpuls. Tai jie taip ir sureagavo, kad jisai norėjo iš jų išsityčioti, nes taip ir buvo. Jis iš tikrųjų į tokius renginius Ragelskis eina, kad užfiksuoti tuos niurius veidus, tuos atvarytus valdininkus jam už nugaros, tai lyg tai Kauno archyvo ar vedėja ar darbuotoja, jie po darbo dar turi eiti į tokius renginius. Tai yra kaip tarybiniais laikais, kai jie eidavo į tas Lenino valandėlės, tai čia yra visa ta pati sistema. Ir ta leninistė su tuo geltonu megztiniu, jis jos prisitraukęs veido nefilmavo. Taip, jisai pažeidžia žmonių teisės, kaip pritraukia veidą. Viešam renginį filmuoti galima prabėgom minę, ir tada niekas negali duoti snukį. Jeigu jis būtų apsukęs kamerą vieną kartą ir toliau vėl koncentravęsis į sceną, niekas nebūtų davęs į snukį, bet jisai savo už nugaros tą leninistę su geltonu megztuku pradėjo pritraukinėti. Kitas dalykas, ar tu su geltonu megztuku, ar tu leninistė, tokia neobolševikė, čia taip, tie veidai baisus. Ką jisai gerą daro? Vienas geras dalykas, kad jis jums parodo, kas darosi tų landsbergistų flangė. Aš negaliu lankytis tremtinių renginiuose, aš vieną kartą nuvažiavau, pamačiau visas šitas mordas ir aš nebenoriu. Bet aš nebesilankau, o ko ten važiuoti ir nervuotis, žiūrėti juos. Tai jisai tą bando jums parodyti, kokie ten snukeliai renkasi, bet tai yra tiesa. Tai jeigu nepatinka tie snukeliai, tie atvaryti, tie trigubi, dvigubi, kur buvo, šalo, paskui grįžo, užsiverbavo, čia aš galiu tiesiog pacituoti iš KGB vadovėlio, kad lengviausiai jie užverbuodavo partizanus, politinius kalinius, nes jie neturėjo jokių teisių grįžę, neturėjo jokių šansų, tai KGB juos verbuodavo. Tai tokių pilna yra. Jie dabar įsitempia, nes KGB dar sąrašai bus atskleisti, tai jų tarpe irgi yra panika, dar Rusija laimi čia tarėsi su Trumpu. Matėte, kokie jie įsitempia, kokie jie susirūpinę. Ir tada jisai sėdi ten su kažkokia ta tiubeteika, pritraukinėja žmonės, ironiškai žvengia, jie jaučia nuo jo priešiškumą. Ir kitas dalykas, tie naujieji leninistai, jie yra praėję kursus, jiems yra parodytos nuotraukos tų žmonių, kuriuos galima mušti, kuriuos galima užpulti. Tai ta leninistė atpažįsta, gal gauna žinutę į telefoną ir jinai puola. Ir jinai puolė su kumščiais tą Ragelskį. O policija taip išeina iš to viso video, matom, kad turi instrukciją, kad jeigu užpuolamas Ragelskis ten ar Vatutis ar panašus, nieko reikia nedaryti, tačiau pagal policijos veiklos įstatymą tai yra pažeidimas. Nes jau spaudoje melaginga informacija. Aš atsiriboju nuo to, koks yra bjaurus šiaip tai tas stalinistas, bet tie, kas įpuolė, nieko nesiskiria nuo jo. Jie tokie patys, jie sėdi susisukę po darbo, užpykę, kad reikia klausytis privalomos paskaitos, vaidinti, kad jiems patinka, ten tos visos skaidrės. Ten suvaryti žmonės arba ten tie senukai, matėte, tokie susisukusiais veidukais. Tai, palaukit, truputį per ilgas sakinys nusimušiau. Aš atsiriboju nuo to, koks jisai yra ir jo užpuolimą turi tirti, nes spaudoj pranešė, kad jisai visus užpuolė, jisai pradėjo muštis. Jisai ramiai sėdi, su kamera pafilmuoja sceną, šalia kaimynė